Tai šiandien mes pristatome audiovizualų projektą, kuris buvo inicijuotas Lietuvos kompozitorių sąjungos, kuris teigia kiekvienais metais Druskininkų Artist Residence ir kiekvienais metais rengiame būtent Druskininkuose, Lietuvos kompozitorių sąjungos namuose. Taigi buvo prieš galbūt gerą pusmetį sukvietėm 8 menininkus iš skirtingų pasaulio šalių ir iš skirtingų pasaulio valstybių. Tai buvo pasirinkti 4 valstybių partneriai ir kiekvienas partneris pristatė po 2 atlikėjus iš skirtingos valstybės. Taigi šiandien mes turime 2 austrų komandą, 2 austrų komandą, po to turim 2 slovakus, 3 lietuvius ir 2 britus. Tiesiog. Ir taip pat ir turim lietuvišką Psilikono teatrą, kuris darys gyvą video projekciją. Tiesiog aš manau, kad Auksė Petrulienė, atstovaujantį Psilikono teatrą, jinai tikrai yra darusi ne vieną tokių projektų kartu su menininkais. Bet manau, kad pirmą kartą tai būtų jos galbūt patirtyje turėti tokią didelę muzikantų komandą. Nes kiekvienas iš šių muzikantų, tai yra kiekvienas pakankamai yra garsiai žinoma šalyje. Kaip pavyzdžiui, Ivanas Šileris yra ICM World Music Days prezidentas Slovakijos sekcijos ir kartu jis yra vienas geriausių pianistų atliekantis šiuolaikinę muziką Slovakijoje. Ir įsivaizduokit komandą, kai pasikvietė daug muzikantų, kurie labai yra garsūs savo šalyje. Bet šioje būtent terpėje kiekvienas iš jų yra lygus. Ir jie turi surasti kompromisą, bendrą kalbą, norint kartu susteigti, tiesiog kartu kolaboruoti, kartu surasti bendrus sprendimus ir visą kitą. Ir be abejo ir dar dirbti su Psilikono teatru. Jie turi struktūrą, tokį bendrą planą, iš kurio, galima sakyti, rėmus. Bet tas planas, ta struktūra kiekvieną kartą gali keisti savo tvarką. Vieną kartą vienaip gali prasidėti, kitą kartą kitaip įsirutulioti, bet esmė, pati idėja, visada išlieka tokia pati. Tiesiog galima sakyti kaip saldainis, bet tiesiog, tas saldainis gali būti kitaip apividalintas, kaip Rūtos fabriko arba ten, sakykime, Pergalės ar ne, bet vis tiek turinys išlieka tas pats.